Tuoj baiginu filmuoti ir ateinu. Nu tai sveiki žiūrovai, sveiki atvykę į Eurovizijos antro pusfinalio atranką. Leroy Oblivion. Čia arba mano anglų kalba prasta, arba čia jos, nežinau. Ok, klausom, žiūrim. Čia kaip ta, kuri Eurovizijoje jau buvo dalyvavusi iš Temų kūrime. Čia iš Temų versija. Na gerai, klausom. O, build-upas, Hebra, build-upas. Kur čia build-upas? Daug. FTR, Vilnius Voice, grįšim. Nu gerai. Arba nebegrįšim. Ne, čia tokia ne Eurovizija. Čia blemba kažkoks spragtuko spektaklio uždarimas. Man čia arčiausiai yra, čia tikrai nėra Eurovizija. Čia kažkokia tiesiog vaikšto lėtai visi dainuoja. Nu, ne taip paskamba neblogai, bet čia ne Eurovizija. Tikrai ne, ačiū ne, judam toliau. Mėnulio fazė dabar ir čia. Pakviestumai vardu, grįžčiau kosminiu greičiu ir apglėbčiau tikrumu, kaip vanduo ir tymo čia. Šitas Tarzanas iš Kurmių Lietuvos miškų nelabai skamba kažkaip. Nežinau. Ne, žinokit, ne. Giretė Paradė. Kur build-upas? Šit turėjo būti build-upas. Nėra ten. Ten bus silpnas. Vienintelį dalyką, ką galiu pasakyti apie šitą pasiromenę. Okay, wait a minute. Labai primena man tą šitą. Ten kažkaip taip toliau, vokiečių, 2005 metų Eurovizijos dainą. Nu ta, toks įvaizdis labai panašus, nežinau. Tai tiek. Adakin, deganti žemelė. Hebra, čia bus žiauriai yra. Čia bus žiauriai yra. Opa, juda. Galo. Pavyzdžiui, videoklipas buvo žiauriai geras, kol kas čia taip kitaip viskas. Eurovizijai reikia daugiau. Eurovizijos Lietuvoje finalams, Eurovizija.lt. Nu tai patinka, bet Eurovizijai reikia daugiau. Reikia biškį perėti, bet žiauriai gera daina. Melania The Offering. Nu gerai, pažiūrim, kas čia per Melaniją. Ką jinai čia offerina mums. Gerai, manau šitam pasirodymė tų šokėjų tikrai nereikia, tikrai įdomesnį nepadaro šitą pasirodymą. Jis yra žiauriai nuobodus ir šitas tikrai nevertas keliauti. Nu, tikrai ne. Ne, ačiū, ne, man šito, ne. Dagna savo meluojam. Nu gerai, pameluot mums čia ant scenos. Nu. Jau, kas čia per stagingas? Čia kažkokia, čia tokia ne Eurovizinė daina, čia blemba kažkokia kakadų blemba penktadienis. Žodžiu, žinote, kad kiekvienam dalyviui duoda Eurovizijoje šito.lt po 1000 eurų, kad jie pačia pasidarytų stagingą visą kitą.
Dabar spėsiu taip, šitą suknelę paėmė čia su akcija iš kokio, nežinau, Vintedo padėvėto. Kažkokia 5 eurų, pigiau gal netgi. Ir toliau, likit 900 spamą, ant kokio babų ten išleido, ar kažko, nežinau. Agnė Buškevičiūtė Unbound, nu gerai, žiūrim. Assassin's Creed, nu. Shadow Fighters 3. Dog shit daina. Man patiko tik tai, kad Assassin's Creed tiesiog priminė viską. Gerai, Hebelė, mažiau įsiblaškymo, viskas, judam prie pačio main pointo. 8 vietoje. Gerai, Vilnius Voice, grįšim. 12. Degantis žemė, 12 vieta. Greta Paradagna. Nu, taip čia beveik visi pasirodymai dog shit buvo, bet... Laik, nu, tipo, nu, aš žinau, nu, tipo, galėtų Mėnulio fazę gal biškiau aukščiau būt lyginam. Gerai, dabar žiūrovų balsai. Atikin. 5K, wow, ok, deganti žemelė, boom, žiauriai. Vilnius Voices grįšim, nu tai gerai, jie patenka irgi finalus. Blemba, galėjo kitus įdėti šitą antros, sam nežinau, nu, gerai, tarkim, nu ir tada čia Unbound, šuka 200. 5-4 balsai, dėleroj, 5-4 balsai. Vietoje. Gerai. Galutiniai komisijos. Nu, žiūrim, galutinius Eurovizijos. 8 vietoje Leroy 3 balai. 7 vietoje Mėnulio fazė 4 balai. Jo, šitas mažas. 6 vietoje Melanija 5 balai. 5 vietoje Dagna 6 balai. Na ir nedidelė intriga. Tuoj sužinosiu. Zero intrigos, ir taip aišku. Ir į finalą. Gerai, o čia Atikin, tai taip, kaip sakiau, Vilnius Voices. Antra vieta, Vilnius. Ir tada ten, okei, Vilnius grįšim. Nu jo, grįšim per Komikoną, hebra. Tai va, ačiū visi, kad žiūrėjote šiandienos Eurovizijos antrąją apžvalgą, jo. Nu ir ką žinau, paspauskite laiką, subscribe, 700 laikų, 100 komentarų ir 3 dalis.